Metinis draudimas ar visgi kaupiamasis yra 5 patys svarbiausi momentai, kuriuos reikia žinoti, renkantis, ar visgi geriau turėti metinį draudimą ar kaupiamąjį. Pirmas, ar metinį draudimą rinktis visgi ar kaupiamąjį, kai kalbam apie gyvybės draudimą. Metinis draudimas neturi pagrindinio gyvybės draudimo. Kaupiamasis turi. Ką turiu minty? Jeigu apsidraudžiam metiniu draudimu, tai turim gyvybės draudimą tik dėl nelaimingo atsitikimo. O kaupiamąjį draudimą turint, turim gyvybės draudimą nuo bet ko. Tai reiškia, nedaug dieve, ar savaime sustojo širdelė, ar dėl įvykio, žmogus apsidraudęs kaupiamuoju draudimu gyvybės draudimą turi nuo bet ko. Metiniam draudime yra gyvybė tik dėl įvykio. Papasakosiu jums tokią istoriją, kuri iš tiesų įvyko. Liūdna istorija ir žmogus turėjo metinį draudimą, vairavo automobilį, padarė avariją ir žuvo. Bet kada buvo atlikta ekspertizė, buvo nustatyta, kad žmogus padarė avariją ir žuvo dėl to, kad sustojo vairuojant širdis. Ir artimieji turėjo gauti gyvybės draudimo išmoką, turėdami metinį draudimą 10 000, bet didėja tos išmokos negavo dėl to, kad metinis draudimas draudė tą žmogų tik dėl įvykio netekus gyvybės. Ne dėl to, kad savaime sustojo širdis. Tai metinis draudimas ir kaupiamasis turi milžinišką skirtumą. Jeigu norim turėti gyvybės draudimą, kuris galioja dėl bet kokio įvykio, tai turit rinktis ar metinį draudimą, kai galios gyvybės draudimas tik dėl įvykio, ar visgi gyvybės draudimą kaupiamajam draudime, kai gyvybės draudimas, nedaug dieve netekus gyvybės, galioja dėl bet ko, ar savaime sustojo širdelė, ar dėl įvykio. Turėkit tą mintį. Antras svarbus momentas, turint metinį draudimą arba kaupiamąjį, yra skirtumas draudimuose koks. Jeigu apsidraudžiam, kaip pavyzdys, nuo traumų, metinis draudimas arba kaupiamasis įvykus įvykiui išmoka skirtingas išmokas, nors dažniausiai kaina pačio draudimo kainuoja maždaug panašiai. Kitą kartą netgi taip pat. Metinis draudimas įvykus traumai gali išmokėti 3-4 kartus mažiau negu kaupiamasis už tą patį įvykį. Duosiu pavyzdį. Mama draudė vaiką metiniu draudimu ir lygiai taip pačiai šalia, susiradusi mane, pasidarė prie metinio draudimo kaupiamai. Ir lygiai tą patį draudimą tokiom pačiom sumom už tą pačią kainą turėjom ir metinį, ir kaupiamai. Ir kai vyko vaikui trauma, metinis draudimas išmokėjo 56 eurus, kaupiamasis 480. Ir čia yra gyvas pavyzdys, kad draudžiantis ar metiniu, ar kaupiamuoju draudimu 3-4 kartus metiniu draudimu turim mažesnės išmokas. Kaupiamasis išmoka ženkliai daugiau už tą patį įvykį. Aš jokiais būdais nesakau, kad metinis draudimas yra blogai, yra geriau turėti nei neturėti. Bet jeigu galit rinktis ir norit rinktis, tai ar metinį, ar kaupiamai, vienareikšmiškai kaupiamai, dėl geresnių, dėl didesnių išmokų nelaimės atveju įvykus, nors kaina už patį draudimą dažniausiai būna ta pati. Trečias, kodėl visgi rekomenduočiau ne metinį draudimą rinktis, o kaupiamai, tai labai paprastas pavyzdys apie įvykių skaičių. Paimkim pavyzdį apie traumų draudimą. Tiek dideliam, tiek mažam visą tai, ką pasakoju, tinka. Ir apsidraudus metiniu draudimu įvyko per metus, kaip pavyzdys, keli įvykiai. Gavom išmokas. Kitais metais metinio draudimo kaina ženkliai brangsta, nes buvo išmokų, buvo įvykių, reiškia, tapom šiek tiek rizikingesni draudimo bendroviai ir jau kitais metais tas pats draudimas tokiomis pačiomis sąlygomis, tokiomis pačiomis sumomis kainuos kitais metais brangiau, dėl to, kad buvo įvykių. Kada mes renkamės kaupiamąjį draudimą, kainą pačio draudimo mes žinom visam sutarties laikotarpiui. Jeigu, tarkim, sutartį susiformuojam 10, 15, 20 ar daugiau metų, draudimo kainą žinom aiškiai, kokia ji bus visą sutarties laikotarpį. Ir visiškai nesvarbu, kiek tų įvykių įvyktų, nedaug dieve, per tuos metus, kiek kartų patirtumėt traumą, kiek kartų gautumėt išmoką, kaina kaupiamojo draudimo nesikeičia. Kitais metais kaupiamojo draudimo
kaina, tarkim, traumų draudimą turint, nebrangsta, nesvarbu, kad buvo daug įvykių. Tai lyginant, ar metinį draudimą rinktis, ar kaupiamąjį, metinis kasmet brangsta, jeigu buvo įvykių, ir netgi brangsta nebuvus įvykiam, nebuvus išmokom, vis tiek brangsta, kadangi kitais metais esam vyresni, esam brandesni ir draudimo kaina kyla. Kaupiamojo užsifiksavom ir turim visam sutarties laikotarpiui. Nesvarbu, kad buvo išmokų, buvo įvykių, nesvarbu, kad tapom brandesni, kokią kainą užfiksuota, tokią mes matom visam sutarties laikotarpiui. Ketvirta, kodėl visgi ne metinį, o kaupiamąjį draudimą rekomenduoju turėti, tai papasakosiu liūdną istoriją, kuri realiai įvyko vienoje gražioje šeimoje. Tos šeimos dukrytė turėjo metinį draudimą, kaupiamojo šeima nebuvo dar padariusi ir vyko milžiniška avarija ir ta mergytė sunkiai buvo sužalota. Metinio draudimo kitais metais jai nebepratęsė, nes kada įvyksta reikšmingi įvykiai, įvyksta netitaisomi įvykiai su sveikata, metinio draudimo greičiausiai nebebus galima turėti niekada. Ir to pasekoje įvykus tokiam įvykiui, kai netitaisomai buvo sužalota sveikata, įvyko reikšmingų pokyčių ir turim visam gyvenimui iššūkių, joks draudimas tada gali nebedrausti. Nei metiniai, nei kaupiamieji. Bet jeigu ta mergytė būtų turėjus kaupiamąjį draudimą, tai įvykus įvykiui būtų išmokėtos išmokos, bet kaupiamasis draudimas toliau galiotų visam tam laikui, kiek ta šeima yra sudariusi sutartį. Ta istorija yra mano YouTube kanale, pasižiūrėkit ją. Tai dar kartelį, ar visgi metinį draudimą, ar kaupiamai turėti, vienareikšmiškai kaupiamai. Dėl to, kai sudarot kaupiamąjį draudimą ir neduok dieve kažkas atsitiktų, jis toliau galiotų. Kas liečia traumų draudimą, mes toliau būtumėm apsidraudę, bet metiniam draudime gali nebedrausti po reikšmingų įvykių su sveikata. Tai, kad būtumėt ramus, rekomenduoju rinktis kaupiamąjį draudimą, kad turėtumėt kiek įmanoma ilgiau, kiek įmanoma daugiau apsaugų, jeigu kalbam apie traumų draudimą, kad jis nenutrūktų. Ir penktas, svarbiausias, kada turim metinį draudimą, mes sumokam už draudimą ir tie pinigai niekaip nesugrįš. Jeigu nebuvo įvykių, jie nesugrįš atgal. Bet jeigu turim kaupiamąjį draudimą, mes mokam kas mėnesį įmokas, į tą įmoką susiformuojam draudimus, kita dalis įmokos yra įdarbinama ir kaupiasi. Ir reikia taip susiformuoti sutartį, kad įmokos didžioji dalis keliautų įdarbinimui pinigų ir daugintų jūsų kapitalą. Tada ta dalis, kuri paskirta draudimui, tarsi sugrįš, dėl to, kad ta kita įmokos dalis uždirbs papildomų pinigų. Tai taip trumpai tariant, turint kaupiamąjį draudimą, mes turim draudimą, bet mes kartu ir kaupiam. Ir susiformavus teisingai sutartį, mes turim iš savo sumokėtų mažiau pinigų sukaupta daugiau. Kai turim metinį draudimą, už patį draudimą sumokėjom ir tie pinigai, jeigu neįvyko įvykių, niekaip nesugrįš. Net jeigu ir įvyko įvykių, smagu būtų, kad ir tie pinigai sugrįžtų. Bet dėja, tokio varianto nėra. Kaupiamąjį draudimą turint, mes tarsi susigrąžinam tuos pinigus. Tai kai galvojat, kurį rinktis, ar metinį, ar kaupiamąjį draudimą, aš renkuosi kaupiamąjį. Jeigu tu nežinai, ką daryti ir galvoji, kuris čia variantas tiktų mano šeimai labiausiai, ateik į konsultaciją ir viską papasakosiu. Iš visų galimų pasirinkimų išsirinksim tavo šeimai geriausią ir susidėliosim taip draudimus, kad galėtum, jeigu nori, ir kaupti. Ir kad tie kaupiami pinigai tau užaugintų norimo dydžio kapitalą. Visą tai konsultacijos metu mes ir susikuriam aišku planą, aiškę strategiją, kaip turėtų atrodyti jūsų šeimos draudimai ir galbūt kaupimas kartu.